Nežinau kodėl, bet kai kuriems žmonėms atrodo, kad aš esu pasikėlęs gaidys ir visa kita, bet man tai pohui, čia yra jūsų asmeninė nuomonė. Esmė yra kokia, kad aš gerai atlikčiau savo darbą, aš neprivalau jums patikti. Jūs mane samdot kodėl? Jūs mane samdot dėl mano žinių ir patirties. Ar aš chamas, ar aš stačiokas, ar koks aš bebūčiau, tai ne jūsų reikalas. Jūs mane arba priimat tokį, koks aš esu, arba nepriimat. Mano darbo metodai yra tokie, kokius aš juos pasirinkau. Mano bendravimo būdas yra toks, koks aš ir pats esu. Ar aš neprausta burnis? Taip. Ar aš beraštis? Taip. Ar man tas trukdo gerai atlikti mano darbą? Ne. Tai kokios problemas? Kad aš jums nepatinku, tai čia chebra yra jūsų problema, ne mano. Aš dirbu tai, kas man patinka. Aš dirbu taip, kaip man patinka. Jeigu jūs man trukdote dirbti, aš su jumis nedirbu. Ir viskas. Aš jums nepatinku, tada jūs manęs nesamdot. Kame problema? Aš nematau problemas. Tiesiog toks yra gyvenimas. Aš manau, kartais turiu teisę pasirinkti, su kuo man dirbti, su kuo man nedirbti. Jeigu aš matau, kad mes su savininku neturim bendro vaibo, tai darbo ir nebus. Jeigu mes su pirkėju neturim bendro vaibo, greičiausiai irgi sandorio nebus, bet 90% tikimybė, kad jisai bus. Bet jeigu mes nesusibendraujam su pardavėjai, sandorio nebus. Aš tiesiog nenoriu dirbti su žmogais, kuriem aš nepatinku. Nors aš daug kam nepatinku. Bet arba žmogus priima mane, arba nepriima, viskas. Mano vienintelis prašymas yra dirbant su klientais, kad netrukdytų man dirbti. Aš netrukdysiu jiem gyventi, o jie netrukdys man dirbti. Bet daliau apie tave konkurentai negražiai šneka. Žinot ką, jeigu apie mane nešnekėtų, tada aš dar susimastyčiau, kame čia yra reikalas. Bet kadangi apie mane šneka, o man labai patinka, kai apie mane konkurentai šneka, tai aš džiaugiuosi. Vadinasi, konkurentai mane pastebi, mane žino. Puikiai žino mane Pinskė, kuri manęs pakęsti negali. O kodėl? Dėl to, kad jeigu žmogus yra durnas, tai jisai už savo tą durnumą turi susimokėti. Jeigu su žmogum neina, jeigu žmogus yra nesuinteresuotas padaryti pardavimą ir kabina makaronus savininkui, tai aš susirandu tą savininką ir susišneku su juo tiesiogiai. Ir tada jinai gauna ragų. Lygiai tas pats yra su Balčiūnu. Mes galim dirbti kartu, galim. Bet jeigu mes nesusišnekam, aš darau savo. Ir čia nėra ko pykti. Jeigu aš turiu pirkėją, mano pirkėjas yra suinteresuotas turtą nupirkti. Jeigu aš dirbu su pirkėju, vadinasi, aš esu suinteresuotas, kad pirkėjas gautų naudą ir aišku, kad tą naudą su manim pasidalintų. Tai yra normalu. Bet jeigu brokeris kabina tik tai makaronus, tai tada blogai. Nėra win-win-win situacijos, o win-win-win situacija visą laiką turi būti. Turi būti patenkintos visos šalis. Ar mano klientai būna nepatenkinti? Faktas, kad būna, nes faktas yra tas, kad į akis jie visi faini. O po pardavimo paskui prasideda, kad Bet tai yra kieno problema? Mano ar jų? Manau, kad jų. Gal aš per daug susireikšmėjęs, galbūt aš per daug pasikėlęs, bet aš vertinu savo žinias, vertinu savo laiką ir negaliu pakęsti žmonių, kurie nevertina nei manęs, nei mano laiką. Pigiai gerą turtą parduoti nėra reikalingas brokeris. O ką didžioji dalis brokerių daro? Pasirašo sutartį ir tada arba įmeta į skelbimus ir skersą dėję laukia, kol užkibs žuvis ant tuščio kabliuko, arba tiesiog pušina pardavėją ir spaudžia jam kainą žemyn. Tam, kad bet kokią kainą užsidirbti kapeiką. Ar aš papušinu savo pardavėjus? Taip, bet tada, kai jie daro nesąmonės. Ir tada, kai jie savo turtą vertina neadekvačiai, kai overpricina savo turtą, bet tai nėra pušinimas. Tai tiesiog yra žmogaus supažindinimas su situacija, su rinka. Mes visi norim daug. Aš irgi iš savo nupirktų objektų visą laiką tikiuosi išspausti maksimumą. Bet maksimumas, galim išspausti maksimum laiko, galim išspausti maksimum pinigų, o galim išspausti maksimum visko. Tai mano tikslas yra visą laiką išspausti maksimum visko. Ar po metų ir 2 pardavus turtą gausim geresnę kainą? Taip, žinoma.
Bet ką mes galėsim su tais pinigais nuveikti per tos 2 metus gavę jos čia ir dabar? Vėlgi, yra kitas klausimas. Tai kartais yra geriau sutaupyti maks laiko, negu sutaupyti maks pinigų. Tai, o mano darbas yra tas, kad rasti bendrą sprendimą, rasti tą aukso viduriuką, kad būtų ir maks laiko, ir maks pinigų. Galbūt ne visiems pirkėjim mano požiūris patinka, galbūt ne visiems pardavėjim mano požiūris patinka, bet aš stengiuosi ištraukti maks čia ir dabar, o ne ten po metų ar 2. Ir aš nebijau pirkėjui pasakyti, kad iš pirkėjo įmamas pirkėjo mokestis. Ir man nereiks skelbime rašyti, kad aš neimu, bet už nugaros vis tiek iš pirkėjo pareikalauju pinigų. Už tai, kad būtų papušintas žemyn pardavėjas. Mano net sutartis yra įrašyta, kad aš galiu iš pirkėjo paimti pinigus. Ir tai nesusijęs su pardavėjo mokamu komisiniu. Ir man negėda tai pasakyti. Dėl ko? Dėl to, kad aš tos pinigus atidirbu. Tai vat, kiekvienas mes turim požiūrį į darbą skirtingą. Ar žmogus gali parsiduoti turtą be brokerio? Žinoma, ir rekomenduočiau tai daryti, kad visokie pizdabolai uždirbtų kuo mažiau pinigų. O jeigu tu turi problemą su nekilnojamu turtu, turi antstolius, hipotekas, įkeitimus, skolas, dar vėl nežino ką, mane tokie sandoriai veža ir domina labiausiai. Kur kažkas yra negerai. Kur gerai, hebra, jums nei manęs, nei kažkokio kito brokerio agento nereikia. Jūs galite puikiai parsiduoti savo turtą patys, nesukti savo galvos ir būti laimingi. Galų gale reikia konsultacijos, man visą laiką galite paskambinti. Dėl konsultacijų sutarsim ir jums nereikės man mokėti komisinio. Nes taip, mano komisinis nėra iš mažiausių. Yra Kėdainiuose brokerių, kurie dirba 2 kart pigiau už mane. Yra Kėdainiuose brokerių, kurie atvažiuoja iš Kauno, kurie dirba 3 kart pigiau už mane. Tai valio, tai yra laisva rinka ir mes galim daryti ir nusistatyti kainas pagal savo, tiek, kiek mes vertinam save. Jeigu aš vertinu save už kapeikas, tai aš vadinas taip ir vertinu save. Aš vertinu savo laiką. Kartais yra geriau galbūt neuždirbti iš kažkokio sandorio, bet sutaupyti savo laiką, negu ten klausytis kokių idiotų pardavėjų ir jų pamokymų. Pinigus aš uždirbsiu, laiko ne. Ir man tas yra svarbu, kad tas laikas, kurį aš skyriau pardavėjui, būtų praleistas turiningai. Kad tas laikas atneštų džiaugsmo visom šalims. Aš suprantu, kad daug yra situacijų, su kuriuom aš dirbu, kur ten džiaugsmo nėra. Ir jo visiškai nėra, ir jo neturi būti. Bet vėlgi, negali gyvenime dėl kiekvieno menkniekio verkšlenti. Turi imt, keltis, traukti save už ausų ir eiti per negaliu. Mane kartais irgi užknisa ir aš irgi nei galiu, nei noriu. Bet susiemi save į rankas ir eini. Tai vat, galime eiti kartu, o galime eiti atskirai. Laisva rinka, laisvas pasaulis. Svarbu, kad visi būtų laimingi. Viskas.